Ok, pradedam. Labas. Labas. Sipai? Hello. Sipas. Sipukai. Tiem žmonėm, kurie jūs mato pirmą kartą, Sipas viena daugiausiai džiaugsmo daugeliu žmonių Vilniui ir Lietuvoje suteikiančių naujų grupių, įskaitant mane patį. Super energija, super dainos, prasmingi žodžiai, labai faina chemija tarp jūsų visų. Ir aš seniai labai norėjau uždokumentuoti jūsų grupės šitą etapą ir tiesiog užduoti jums daug klausimų. Tai labai ačiū, kad galim būti jūsų studijoje ir galim jūs turėti čia. Gal gali klausytojams tiesiog pristatyti, kokie jūs vardai ir ką jūs darot grupiai. Sveiki, aš esu Agnė, esu grupės vokalistė ir vienintelė Sipo narė, kuri mena dar Šilutės požemių laikus. Ir jo, nežinau, ką dar galėčiau pasakyti. Tai paskui papasakos, ką tu? Ok. Tai aš esu Grytė ir esu grupės bosistė. Nemenu Šilutės laikų, tai... Ok. Sveiki, aš Rokas, groju gitarą. Man irgi patinka Šilutė. Labas, aš Ignas, groju būgnais ir niekada nesu buvęs dar Šilutėj. Ir Rokai su Ignu jūs taip pat turit savo grupę pavadinimu Paliepė. Jo. Dar viena puikia grupė iš tokios naujos Vilniaus grupių bangos. Grytė, tu irgi groji dar bent vienai grupiai? Gal nori įvardinti? Groju Peroksidiniai blondiai su Roku kartu irgi. Ir dar groju grupiai, kuri keičia pavadinimą kas koncertą. Tai paskutinis pavadinimas buvo Honda Civic. Tai va. Agne, tu turi tokių grupių? Kažkada grojau dar vienai grupiai, mes vadinamės Vanilė. Bet čia buvo Šilutėj, nes tuo metu buvo labai populiaru, kad kažkaip visos grupės iš Šilutės kilusios turėjo kažkokį prieskonio pavadinimą. Tai mes buvom Vanilė. Kokio buvo dar? Prieskonis. Daugiau nepamenu, bet čia ėjo prieš mus, tada kažkaip aš ir mano bendramžiai perėmėm jų duoklę. Jo, ir dabar mes esam Vilniuje, Luišių kalėjimo komplekse, čia labai daug grupių yra įsikūrę ir šitoje studijoje, kur mes dabar esam, čia yra bent kokios 4-5 grupės repetuoja. Bet jo, galim iš tikrųjų pradėti nuo Šilutės. Tam buvo pradžia, Agne, tu ten esi užaugus. Kas ten vyko ir kokia buvo Sipo pradžia? Tai, šiaip aš nuo mažens muzikavau, tai visada ir sakydavau, kad noriu būti muzikantė, bet kažkaip niekas į tai rimtai nežiūrėjo, kadangi vaikystėje lankiau muzikos mokyklą ir ją baigiau ir kažkaip viskas su tuo ir užsibaigė. Ir vėliau dar buvau įstojusi į konservatoriją, bet visada jaučiau, jog noriu muzikuoti ne akademinėje erdvėje. Ir jau esu pasakojus šitą istoriją, bet, žodžiu, pas mus mieste dabar gretimais esančiame Rusnėje vyksta žuvienės virimo čempionatas. Ir ten vyksta tada, ir šventė tiesiog, ir buvo pastatyta scena, ir ten muzikavo prieskonis. Ir užlipo jų vadovas, ir jisai buvo su kaubojaus kepurė ir kaubojaus batais. Ir jisai sako, jei kas norite muzikuoti grupėje, ateikite pas mane. O aš jį irgi jau iš anksčiau buvau mačiusi, nes gal kokia 5-okė, jau žinojau, jog egzistuoja tokia galimybė, bet aš niekaip nedrįsdavau. Ir nežinau, tuo metu kažkas tiesiog manyje galbūt užsidegė, iš kažkur pajutau vis dėlto tą norą ir drąsą parašyti tam mokytojui. Ir tada pradėjau tiesiog pasieiti ir dainuoti ir ten kažkaip tuo pačiu ir mano klasiokų pradėjo eiti ir vienas ten pasiėmė gitarą į rankas, kitas pradėjo būgnais groti ir panašiai ir taip kažkaip prasidėjo ir ta Vanilė ir mes taip ir grodavom, bet po kokių metų galbūt dar ir dėl COVID kažkaip viskas ir užsibaigė. Ir tada aš jau pradėjau studijuoti konservatorijoje, bet kai kurie iš tenai jau muzikavusių su manimi žmonių vėl norėjau toliau tęsti tai ir pradėti kažką naujo. Ir aš atsimenu, kad
aš kažkada tiesiog parašiau žinutę ir paklausiau, ar vis dar ten kažkas tame muzikos kambaryje, jau mano buvusios mokyklos, jų dar esančios tuo metu, ar vis dar kažkas muzikuoja, ir man jie pasakė, kad jie kaip tik turi visus instrumentus, gitarą, bosinę gitarą ir ten irgi būgnus, apart vokalistų, ar kad jie ieško. Ir aš iš pirmo jaučiau šiek tiek įsižeidus, nes aš galvoju, čia mano draugai ir jie mane pasiūlė, bet tada sakau, tai aš galiu. Na ir tai kažkaip ir buvo, kad mes tada pradėjom, bet mes vėlgi ilgą laiką neturėjom pavadinimo ir galų gale iš kažkur tiesiog, nepamenu kaip, bet man atrodo tiesiog kažkokį vieną vasaros vakarą mes sugalvojom, kad mes būsim skating in pajamas. Skating in pajamas. Nu, tipo, jo. Važinėjimas. Ar tu skaitinai tuo metu? Tu skaitinai tuo metu? Aš bandžiau, bet man nesisekė. Aš kažkaip labai bijojau nukristi. Tai... Bet kiti skaitino. Bet man atrodo, čia dar irgi buvo idėja, kad mes galvom, kad mes angliškai kursim, kad būsim cool. Ir kažkaip, man atrodo, ta idėja iš pirmo parėjo kaip tokia dainos pavadinimo idėja. Bet tada mums reikėjo pavadinimą vis dėlto, ir mes gerai, čia bus mūsų pavadinimas. Ir mes tada pradėjom muzikuoti ir ten paleidom, man atrodo, pirmą savo dainą, nebe ta, būtent su tuo pavadinimu, bet po to kažkaip buvo, kad vis gaudavom pasiūlymą jau ne taip, žinai, groti ten kažkokiose mažose miesteliuose per kokią miesto šventę, ar ten Klaipėdoj Kaziuko mugėj su balandžių paroda. Bet mums jau norėjosi kažką normalaus ir aš atsimenu, kad kaip tik Palėpė buvo, man atrodo, ta grupė, kuri mus pakvietė groti Kaune. Ir galbūt mes dar tada važiavom kaip skating in pajamas, man atrodo. Jo, dar buvo. Bet mes jau tada kažkaip supratom, kad gerai, jau mus kaip ir pripažįsta tas tokias alternatyvos Lietuvos grupės bendraamžių. Ir mes vis dėlto norim kurti lietuviškai, tai tada ir nusprendėm, kad, tiksliau, aš nusprendžiau, kad mums reikėtų vis dėlto pakeisti tą pavadinimą, nes, man kažkaip tas angliškas pavadinimas pats neprigijo, bet kiti nelabai norėjo keisti, tai tada kažkaip tiesiog pasiūliau tas pirmasias raides, nes mes jau taip tarpusavį vienas kitą vadindavom SIP. Tai kažkaip, nežinau, gal kaip lietuvių filologija, sakau, čia gal dėl to tiesiog pridėjau tą lietuvišką galūnę as ir gavosi SIPas. SIPas, skating in pajamas plus as. Geras. Aš niekada nežinau, ką tai reiškia. Aš manau, kad SIPas yra tiesiog kaip geras toks šotas, geras gurkšnis. Kaip jūs prisijungėt prie grupės Glyta Rokai, Ignai? Nuo kurio pradėt? Nuo tavęs galbūt. Gerai, labai įdomi istorija. Tai vat, aš su SIPu susipažinau kaip tik tam konce Kaune, kaip ir Rokas. Ir mes, visai gerai sutarėm, ten su visai šnekėjom, viskas buvo labai fainai. Ir po to, slenkant tai vasarai, atėjo žinia, kad SIPas kraustosi iš Šilutės į Vilnių, bet ieško naujo būgnininko, kadangi jų tuometinis būgnininkas atlikinėjo karinę tarnybą. Tai tiesiog, tuo momentu, kad kol jo nėra, kad kažkas pakeistų. Ir tada kažkaip mes su jo to būgnininku gerai sutarėm ir jisai sako, kad gerai, aš tau patikėsiu, tu pabūk grupės, pabūgnininkas, kol manęs nebus. Tai ten įvykiams besiklostant jisai pasiliko Kaune gyvent, o ta Agnė ir ta metinė basistė pasiliko Vilniui. Tada kažkaip ten pagrojom vieną koncertą dar tuo, grinai be nojaus, o tuo senų sąstatų, bet grinai vieną koncertą. Taip, čia buvo mūsų pirmasis koncertas legendinėje vietoje Skylėje. Žinau, kaip buvo baisu. Bet... O nebuvo šiaip pirmas Vilniaus koncas? Negali tai būti, ar aš jau kažkam išlau? Mes buvom, ne, ten su Manilė mes grojom Vilniui. Per Tautų mugę aš atsimenu irgi. Bet jo, čia buvo, man atrodo, SIPo pirmas koncertas Vilniuje jau taip. Tai ten tas buvo debiutinis. Sekmadienis buvo, aš buvau. Sekmadienis, sekmadienis buvo gal 10 žmonių, bet buvo labai fainas tas. Aš atsimenu, nes mums ten vis gitarų stygos nutrūkdavo ir ten jau mums garsistas sako, dar vienas kartas taip išmesiu iš pankroko scenos. Tai buvo labai baisu. Nes jis sako, o Dieve, kur aš patekau? Tiesiog jis labai ilgai derinas gitarą vis pastoviai ir jau ant tiek ilgai derinas, kad jau Tomui užkniso ir tiesiog girdim tiesiog.
Arba derinės gitarą, arba išmesi iš pankroko. Ai ne, arba nustoji derinti gitarą, arba išmesi iš pankroko. Tai va, tai šitą frazę iki dabar manie gyvuoja kažkur. Tai va, po to pagrojau kelis gerus mėnesius, kokius gal, apie pusmetį. Ir tada dėl gyvenimo aplinkybių biški sakau, kad davai aš chebra kol kas pailsėsiu. Ten reikėjo man pačiam muzikalkę savo tokią baigti. Ir ir va tada kaip tik tuo momentu pakeitė mane Titas, grupės dabar MacLeod būgnininkas ir Black Spikes ir dar kitų tikriausiai. Jisai ten pagrojo kažkur irgi metus panašiai. Vat įrašė pirmą sipą EP, Buitinis konfliktas. Ir tada kažkaip po jo įrašo įrašymo sakė, kad chebra, aš groju kiek ten 6-5 grupėse, biški nespėju, tai davai, Ignai, grįžk. Aš tik sakė. Okay. Ir realiai labai džiaugiausi, nes aš buvau labai pasilgęs. Man sipas buvo tokia visą laiką. Kai tik pradėjau ten grot, buvo labai didelis kontrastas tarp Palėpės repeticijų ir tarp sipo repeticijų. Kur mes su Palėpė be pusvalandžio džemo negalim pradėti iš viso grot. O sipo šiaip, sipo vis tiek biški kitoks žanras ir kitaip gabalai rašas. Ir visas tas procesas kitoks, kiti žmonės, tiesiog buvo tas fainas dalykas, pajusti iš viso kažkokį kontrastą. Dabar to nebelabai jaučias, nes šiaip visi mes labiau suartėję, visi labiau draugai esam ir šiaip tiesiog. Ir Rokas atėjo į grupę. Ja, ir Rokas atėjo į grupę, viskas, jau nebėra kontrastų dėl Roko. Prašai susijungia dvi grupės. Ir čia dar, man įspūdinga tai, kad jūs tuo metu tu dar ėjai gal į kokią 10 klasę, ar ne, kai visą tai vyksta. Tai kad nors kai tave matai scenai grojant, atrodo, kad tu turi žiauriai daug patirties, nes tiesiog tu žiauriai gerai groji būgnais. Rokai, kaip prisijungi tu? Aš prisijungiu prie grupės Sipas visai neseniai. Paprašė pagroti ant įrašų. Aš buvau toks, taip, man patinka. Aš esu didelis Sipo gerbėjas, vaikštau į kiekvieną koncertą. Į tuos, kuriuos galiu. Dabar jau gal paklausyti koncertą sunkiai bus, bet jo, tai įrašėm šitą naują EP ir tada kažkaip ten pakalbėjom, kad, tai gal ir aš pagrosiu jau tada. Aš tada atsimenu, mes baigėm įrašus ir Snorė klausė, mūsų prodiuseris klausė, tai kas dabar gitarą gros? Ir mes tai ten yra variantų. Ir aš atsimenu, tiesiog Snorė sėdė taip su pasankėdė ir sako, if only there were a person in this room that already knew at least 3 songs. Ir Rokas sėdi tą. Ir mes sakyti, dar pakalbėk. Mes nedrįsom pakalbėti. Jo, įkalbinu. Aš manau, kad Snorės dėka iš dalies tu gal prisijungi, nes pradžiui, kai mes šnekėjom su Rokai, sakė, tikriausiai ne. Okay, tipo, it's fine. Sakau, kad aš nespėsiu, bet kažkaip tie gabalai žiauriai man patiko. Kaip dabar. Plius tu groji Palėpėj ir tu dar studijuoji. Jo. Studijuoji? Elektroniką. Prašau. Jo. Yra ką veikti. Yra ką veikti, jo. Jo, biškiau stogo nėra. Sipas mentioned, jo. Nežinantiems žmonėms stogas yra jūsų nauja EP pirma daina. Okay, Gryte, kokia tavo istorija su Sipu? Mano istorija, tai jis pasieškojo bosistės ir man tiesiog Ignas parašė Sipo vardu, nes mes su Ignu pažįstame anksčiau buvom. Ir aš buvau tokia, taip, būtinai važiuojam. Ir tada sakė, kad jie labai norėjo mergaitės bosistės. O tokių nėra pas mus tiek daug labai jau. Tai aš labai apsidžiaugiau. Bet šiaip paminėjau Rokas koncertus, tai aš esu buvus Sipo gal 1 ar 2 koncertuose. Tytų vienose, kai jūs grojate. Bet mes dar buvom skiringi pidžamas ir aš atsimenu, nes po mūsų grojo Grytės buvusi grupė Appelons. Jo, Appelons vadinasi. Taip, ir aš atsimenu, man labai įstrigo, nes Grytė irgi tokia, nes aš šiaip labai aukšta esu, tai man labai įstrigo, kad Grytė irgi tokia pati, kaip aš išaugus. ir jos blizgantis bosas, ir aš atsimenu tiesiog, nes jos irgi grojo Arctic Monkeys coverį kažkokį. Jo, aš pamenu šitą. Jūs abiejų grupės grojo Arctic Monkeys coveris? Jo, tytų vienose. Jo, bet ten buvo žiauriai smagu šiaip.
Tai we go way back. Čia labai Jo. seniai. Tai aš ten pirmą kartą Sipą, man atrodo, pamačiau ir išgirdau. Ir tada aš sakiau savo grupės mergaitėm, nes mes buvom tik tais, panų bendas, aš sakiau, Agne, tokia gražia, aš nesu mačius gražesnės tipo mergaitės iš viso. Tai va. Ir tada, gal kai jūs grojot, o kodėl ne Kaune, gal aš irgi tam konce buvau. Nes ten Kaune buvo. Jo, ir aš iš Kauno irgi. Bet man gaila, kad aš nebuvau nei vienam tam tokiam jau jūsų Vilniaus tos eros Sipo koncerte ir turbūt niekada nebūsiu. Būsiu, bet negalėsiu paklausyti šono. Tai va. Man labai įdomu, kad bent iš dviejų jūsų yra vos ne kažkoks praradimo jausmas, kad aš norėčiau būti Sipo koncerte. Aš turiu groti šitoj grupiai ir negaliu patirti, ką reiškia būti koncerte. Aš labai nuoširdžiai tikiuosi ir noriu, kad nei vienas iš šitų žmonių niekada negals paklausyti Sipo koncerto nescenai. Bet šiaip yra įdomu, nes aš čia prieš porą dienų žiūrėjau ir taip kažkaip man visada, pavyzdžiui, nežinau kaip kitiem galės pasakyti, bet man tai, pavyzdžiui, labai sunku iš šono žiūrėti, bet, pavyzdžiui, kokius video ten iš koncertų. Ir aš atsimenu, šią savaitę prisirašiau pažiūrėti vieną, kur aš antakių neturiu ir mes ten konkurse Europa Vox. Kur jūs laimėjot Vokietijoje. Bet ten dar buvo ta Lietuvos atranka. Okay. Ir aš taip žiūriu, ten tas audio labai blogas, bet taip, aš tiesiog iš šono žiūriu patį vaizdą ir galvoju, aš visai kietas kartais. Tai visai kietai, bet, tai kartais tai būna. Bet jūsų grupė tikrai reiškia kažką labai svarbaus, nežinau, ar dideliai daliai žmonių, bet bent jau, sakykime, tam tikrai daliai žmonių reiškia labai daug. Aš atsimenu, kai mano kolegos Naro redakcijoje mes turėjom tokį renginį Mo muziejui, kuris buvo tarsi fiksuotas į Gen Z muziką ir mums reikia grupės ir tada visi, mums reikia Sipo. Ir viena iš mūsų baimių buvo, kad gal niekas tą koncertą neateis. Ir tada jūs jau ten soundcheckinatės ir panašiai ir ateina grupė žmonių, kurie atsistoja pirmą eilę ir kurie jau yra pasiruošę būti ten. Ir aš nežinau, aš niekada jų anksčiau nemačiau, jie atrodo labai jauni, bet labai, nežinau, gražūs, stilingi ir žinantis, kodėl ten yra. Ir atrodo, kad jūs turit fanų grupę, jie žino žodžius, jie žino viską ir vis būna, kad pamini šitą grupę, atsiranda kažkokių žmonių mano aplinkoje, kurie, maždaug Sipas, pavyzdžiui, aš dėstau Vilniaus universitetos žurnalistikos studentam, paminėjau, kad irgi Sipas atsirado kontekste, pasirodo viena studentė yra, jai daug reiškia šitą grupę ir aš paprašiau jos prieš tą interviu, kartu galėjom parašyti, o kodėl, kas yra apie šitą grupę, tai jai leidus aš pacituosiu žinutę, jos vardas Meda. Citata yra tokia. Aš Sipą išgirdau pirmą kartą prieš kelius metus. Pirmą kartą tikriausiai per McLeodų Halloweeno koncertą, kadangi jie juos apšildė. Prisimenu, kad man buvo šokas išgirsti moterišką balsą, taip stipriai skambantį lietuviškoje scenoje. Tuo metu, kaip tik labai daug klausiau Riot Girl muzikos, Hole, Babes in Toyland, Bikini Kill ir panašiai. Ir man kaip tik labai trūko tokio skambesio mūsų scenoje. Iš principo anksčiau paauglystėje toje muzikos scenoje dominavo vyresni vyrai ir tai buvo norma. Žinoma, buvo grupių, kuriuose dainavo ar grojo moterys, bet niekas neskambėjo taip. Tai, kai pirmą kartą išgirdau Sipą Halloweeno koncerte ir jie sugrojo Hole dainą, aš išsilydžiau ir iš karto tapau didžiausi fani. Nors jų skambesys labai panašus į įvairias grunge ir Riot Girl grupės, Lietuvoje man būtent tokio skambesio šiek tiek trūksta, ką jau kalbėti, kai skambesys ir balsas tokie nerealūs. Iš esmės mane džiugina įvairūs moterų balsai Lietuvos scenoje, labai smagu, kad čia atneša kažkokį naują skambesį, tembrą ir stilių. Tai tiesiog esu labai didelė fanė, nes Sipas turi vieną geriausių ir stipriausių balsų Lietuvos muzikos scenoje. Tokia kukli mano nuomonė. Bet man atrodo, aš nežinau, nes po to koncerto buvo, kad keletas merginų buvo pribėgusios mums ten pasakyti irgi gražių žodžių. Galimai, bet galbūt ir buvo viena iš jų. Galbūt. Bet negaliu pasakyti, bet labai fainiai. Bet yra kažkas, kad yra jūsų tiesiog šiaip skambesys geras, bet yra dar tas momentas, kad matyt, tarkim, Agne tave scenai, drąsiai, žiauriai, ekspresyviai, taip graunančiai, yra kažkoks katarsiškas ir turi būti turbūt tau pačiai performance, turi būti toks. Tu vienam interviu minėjai, kad tai nebuvo kaip tu originaliai pradėjai kurti muziką, tu šiaip grodavai gitarą visą laiką. Dažnai. Ar nebuvo taip, kad kažkas atsitiko gitarai ir tu tiesiog nebegalėjai groti ir tu tiesiog turėjai paimti mikrofoną ir dainuoti? Aš atsimenu, žodžiu,
aš šiaip, kai pradėjau tiesiog muzikuoti jau ten grupėse ir panašiai, aš visada tiesiog dainuodavau, bet man tada iškilo toks nepilnavertiškumo jausmas ir atrodė, kad kiti mane, sakykime, alternatyvioj scenai nežiūrės rimtai, nes aš neturiu gitaros rankose. Tai man atrodo, iš to atsirado toks, kad man būtina pasimti gitarą į rankas ir groti, nes galbūt tada į mane žiūrės rimčiau, o dar labai daug vaikinų šitoj scenoje ir man jau ir taip nedrąsu, galbūt ta gitara man padės kažkaip, atrodo, vos ne tai, kad jie man kažką sako, žinai, neigiamą, bet tiesiog taip atrodo save apsaugoti, kad aš esu tokiam pačiam, sakykime, lygiai kaip jie, tipo, kad aš nesu kažkuo blogesnė. Tai atsimenu, galbūt dėl to aš ir paėmiau tą gitarą į rankas, nes aš šiaip kažkiek grodavau pati, bet sakykime, jau kai pradėjom susipojau tą sipišką tokią muziką labiau groti ir kurti. Bet tada atsimenu, mes grojom vieną koncertą Kaune ir buvo taip, kad mūsų tuometiniam gitaristui nutrūko stygą ir kažkaip atrodo nebuvo laiko jam nubėgti pasimti kitą gitarą, tai aš jam tiesiog atidaviau savąją ir mes tada grojom babą, kuri tuo metu turėdavo kažkaip dvi dalis, man atrodo, mes ją buvom išskyrę į dvi dalis, pradėdavom ir baigdavom ją koncertą. Tai žodžiu, ar mes ją kartojom, ar kažkas buvo ir aš atsimenu tiesiog, aš lieku tiesiog su mikrofonu vėl. Bet jau dabar, žinai, groju ir grojam visai kitokią muziką ir dainuoju visai kitokią muziką. Jau čia ir rėkau, jau dar kažką darau. Ir taip atrodo, tiesiog natūraliai pradėjau, nežinau, šokinėti ir vaikstytis visai. Tiesiog atrodo atsivėrė kažkokios čakros man. Kažkaip iš karto atrodo laisviau, būtent pasijaučiau be jos. Bet tada toliau vėl grojau su gitara ir tada atsimenu buvo vienas koncertas Milfeste, kur vėlgi tas pats nutiko, bet tai nutiko grinai ant pačios pirmos dainos, bet ir tai nutiko mano gitarai. Ir aš atsimenu, galvoju, užteks gal tos vienos gitaros. Ir taip ir nutiko, kad aš tiesiog tada tą visą koncertą, galima sakyti, be gitaros atidainavau ir aš jaučiausi daug geriau. Tiesiog taip ir mes tada kažkaip nutarėm, kad vis dėlto man jos nereikia. Ir iki šiol taip yra. Nes gitara gali veikti kaip skydas tam tikras. Rokai, tu paliepėsi kaip frontmenas, ar ne? Ir būti be gitaros yra sunkiau negu būti su ją, tarsi kaip kažkokia protekcija nuo publikos. Arba smaugi save su mikrofono laidu ir raitais ant žemės dainuodamas, arba turi gitarą. Nežinau, gal man čia tiesiog dar irgi buvo tas dalykas, kad aš tiesiog nebuvau tokia gera gitaristė, kaip, sakykime, koks rokas. Tai man tiesiog irgi tas būdavo, kur aš tada turiu, atrodo, labai fokusuotis ten į tos akordus ir tada aš negaliu pilnavertiškai išdainuoti to, ką aš noriu ir kaip aš išdainuoju dabar. Tai man atrodo, tiesiog galbūt ir tame dar problema buvo. Nes vienu metu ir groti, ir dainuoti yra ką veikti. O Gryta, kaip tu pasiėmei bosinę gitarą? Tai nėra tipinis instrumentas. Jeigu nuo pat pradžių, aš atsimenu nuo kokios 5 klasės, man tėtis visai sakė, tipo, Gryte, eik pas gitaros mokytoją. Tipo, žiauriai kietai. Bet gitaros mokytojai visi dažniausiai moko su klasikinė gitara. Bent jau tas mokinosi su klasikinė, net ne su akustinė. Ir man tai atrodė labai toks kažkoks senų diedų toks instrumentas. Gal negražu taip pasakyti, bet tuo metu man taip atrodė, man kiek ten 12 metų buvo. Ir aš labai nenorėjau. Man tiesiog visiškai netraukė kažkaip tais. Klasikinė gitara, ar ne? Jo, labai juokingai. Nes jo reikia... Ir tam va taip sėdėti reikia, ir tos stygos tokios plastikinės kažkokios. Ir skamba kažkaip, ne fainai taip. Ir tada aš vis sakiau, tipo, tikrai ne, čia tėtis sako, aš taip tikrai nedarysiu. Ir tada kažkada buvau tokia, gerai, nuėjusi pamokas tas gitaros. Aš paėjau ten kokias gal 5 gitaros pamokas, ten išmokau kokius 5 akordus. Ir tada mano gitaros mokytojas tiesiog dingo. Aš jam šiauti pasveikė, kada sekantį pamoką dingo jisai. Ir aš tokia, na gerai, tikriausiai nebebus daugiau. Ir tada kažkaip mano sesė mokyklai pradėjo irgi eiti gitaros pamokas. Ir tada mano sesė 5 metais jaunesnė už mane, jos vardas Urtė. Ir aš sakau, Urtė, žiūrėk, davai nusipirkam abi 2 gitaras ir tada galim 2 kartu grot. Tokia, davai. Ir tada mes nuvažiavom Kaune į Tamstą ir mes ant žiūrime tas gitaras ir aš pamačiau bosus. Ir aš sakau, bet žiūrėk, jeigu aš pasimčiau bosą, o tu gitarą, tai mes kartu pilnesnę muziką galėtume groti. Ir tuo metu Tamstui buvo 2 bosai, Kauno Tamstui, buvo juodas ir sidabrinis. Tai juodas aš tikrai neimsiu. It's too basic. Tai aš pasiėmiau tiesiog tą sidabrinį bosą ir taip tiesiog pradėjau groti. Mano net nebuvo tikslas bosų groti. Aš tiesiog pagalvojau, kad tai būtų geriau 2 žmonių grojimui negu 2 gitaros.
duokit man tą kitą gitarą. Jo, man sumažiau stygų. Bet šiaip tai labai džiaugiuosi, man šiaip žemi dažniai labiau patinka, jo negu aukšti. Tai man atrodo, tas toksai netyčinis pasėmimas bosą man tiesiog, turbūt vienas geresnių nutikimų tokių. Geras. Ar mokytas atsirado galiausiai? Ne, man nebereikėjo jo. O tavo sesė irgi kuria muziką? Šiaip jo, mes turėjom tą, pirmą grupę, kur aš pradėjau groti, mes kartu su sesė pradėjom groti. Ir tada, dabar aš jau, ta grupė Honda Civic, kur dabar vadinasi, ten mano sesė irgi groja. Okay. Tai jo, mes toliau grojam kartu ir šiaip muzika dar, pati kuria viena individualiai. Geras. Super. Ir jūs augot Kaune, ar ne? Visą tai vyko. Iš tikrųjų, aš tas turės klausimą apie specifinės Sipo dainas, bet manau, žmonėms bus įdomu sužinti su jos asmeninėm istorijom. Taip pat, tai galim Rokai, pavyzdžiui, tą su tavim. Tai tu groji gitarą, tu dainuoji. Nuo ko tu pradėjai? Kaip atrodė tavo pradžia? Kaip ten pala buvo? Mama, man rodos, buvo kažkokiai ten muzikos stovyklai su mažuoju broliu. Ir ten kažkaip ten tėvus ten mokino gitarom ar kažkas tokio. Ir, aš buvau ten Vilniui, kažką veikiau, man ten paskambino mama, sako, mes čia gitarą mokinomės, čia ten Smoke on the Water, ten tas teo. Ir aš nežinau, kas tas Smoke on the Water, aš toks, bet pasako, su elektriniam gitarom atvažiuok čia, atvažiavau ten, kažką pamokino ir man džiauriai patiko. Tai nuo to užsikabinau ir grojau iki tol. Nors tokia pradžia su gitara buvo. Ignai, kaip tu paėmei būgnus? Būgnus? Ar šiaip kaip muzika gal, jo. Nes su muzikuot, tai aš turiu brolį vyresnį 11 metų. Tai, aš kai dar ne tai, kad po stalu bėgiodavau, bet, po stalu gyvendavau. Tai aš mažas būdamas sugrįždavo brolis iš Airijos, kuris gyvena ir tada ten atsiveža gitarą ir ten kažką pagroja ir aš tik eik tu savo, kaip jis čia taip moka ir tada kažkaip man sukako gal 5 metai kažkur ir tėvai nupirko man žiauriai pigę, bet gitarą, kažkokį ten Stratocasterį, nežinomas firmas. 5 metų? Kažkas tokio, jo, kur, aš nežinau, gal ne 5, gal biškai daugiau, bet, kažkas į tą pusę. Ir kuba tiesiog. Ir aš ten vaikas 3 dienas pasidžiaugiau, pavarbinau kažką, ten pariekavau po namus, pabėgiojau, tada kažkaip užmečiau tą gitarą už sofos pas mus. Ir tada kažkaip 5 klasėje atsimenu, kažkaip šnekėjau su klasioku, man rodos, ar tai su draugu, ir jis tik sako, jo, aš lankau gitarą, taip. Ir sako, tai yra muzikos mokykla, aš tik, aš irgi noriu, susitarėm su tėvais, ten užsirašiau į pamokas ir kaip tik mano pirmas gitaros pamokos, pirmus metus aš lankiau grinai klasikinę gitarą. Ir aš patiko, tada, man fainai buvo, nes mes buvom grupelį, aš taip atsisėdęs su marškinukais ir ten groja kažkokį gabalą, ten panatą, žodžiu. O po to su būgnais tai buvo taip, kad tos muzikos mokyklos, kur aš Rokas mokėmės. Tu dar su manim gitarą lankai? Taip. Mes su viena gitaros grupė buvo. Kuri čia mokykla? Čia buvo Yamahos Antakalnio padalinys, toks muzikos mokykla, bet dabar ta muzikos mokykla vadinasi Eime. Tai va, šiaip iš tikrųjų, jeigu kažkas planuojat mokytis ar vest vaikus, tai veskit ten kietai. Nuoširdžiai, labai nuoširdžiai kietai. Tai va, o su būgnais, tai sakau, buvo tos muzikinės mokyklos stovykla. Ir pas mus ten būdavo taip, kad visus suskirsto plius minus į amžių grupės ir tada duoda per savaitę, kur pažiūrėkit, darysim gale koncerto stovyklos ir išmokyt šitą gabalą kaip ansamblis pagros, bet kečas yra tas, kad jeigu tu nori, ir šiaip prioritetas yra, kad žmonės apsikeistų ir kitus instrumentus pabandytų. Ir man pirmas dalykas, kas krito, tai būgnai kažką padaužyti, smagu jaučiu būti. Prisėdau ir realiai žiauriai patiko, ten buvo kažkoks mokytas, ten kažką parodė, aš tik sakė, tai viskas, reikia rašyti su pamokas. Tai va, užsirašiau. Ir tėvai dar pradžiai labai skeptiški buvo, nes aš toks sakau, tai jeigu aš mokinos būgnais, man reikia būgnų namuose. Elektriniai būgnai patys pigiausi kainuoja 500 €, tai toks netaip jau ir pigu. O aš šiaip, blemba, toks vaikas buvau, kur aš labai greit užsidegu kažką, sugalvoju kažką žiauriai noriu padaryti.
pasiemu, 3 dienas pažaidžiu ir viskas. Jau nebeįdomu. Tai vat su būgnais visiškai taip nebuvo. Vat grinai atgavau, vat kaip pradėjau groti, taip ir pradėjau groti ir jau vat nesustojau iki dabar ir nenoriu sustoti. Kuo tau tas patinka? Nu, nežinau, smagu dalykus daužyti, kai garsus daro skirtingus, tipo. Ne, plius šiaip, ta prasme, iš tikrųjų, vat, kas man yra, vat būgnai buvo tas instrumentas, kur aš iš tikrųjų sugebėjau, išreikšti save, ta prasme, kaip kas tas, nežinau, nes aš su gitara, ten kažkiek grodavus, tipo, jos stengdavus pasitaškyti, jeigu gera daina, ten, tipo, natūraliai gaudavus, bet su būgnais kažkaip buvo viskas žymiai lengviau, nes su gitara ten, blemba, per stipriai prabrauksiu prastygas, ten, kažkoks, tipo, garsas bus, tipo, ten, šitą kažkaip ten tos skirsnius netaip užspausi, ten šlykščiai skambės, o būgnus šaką užsimerkęs gali groti ir viskas, jeigu žinai, kur kas yra. Nežinau, tiesiog kažkaip labai vaibas tiesiog patiko, plus ta gitara jau tokia, tos pamokas kažkaip jau tokias liūdnesnės man pasidarė, jau nebeturėjau tiek motivacijos. Jėga, tavo brolis turi didžiuotis tavim. Jo, aš didžiuojas labai broliu, mano brolis yra visa mano muzikinė įtaka. Jis irgi groja kažkaip? Taip, jis dabar turėjęs per savo gyvenimą nemažai grupių, bet dabar jisai gyvena Airijoje ir su savo airijais draugais jisai turi grupę Coral. Tam toksai indie rockas, man rodos, kažkas tokio, kažkaip taip galėčiau apibūdinti. Ir jie tai irgi dabar grinai tik tais pradeda, pirmą savo EP nesenai išsileido, tai jeigu kažkam patinka indie, tai labai siūlau paklausyti. Ir yra Spotify, yra ten tose visose platformose. Reklama taip prie. Okay, Agne, man labai įdomus tavo muzikinis kelias, nes tu daras 12 metų groji pianinu, ar ne? Taip pat tu studijavai džiazo vokalą. Ir vienam interviu minėjai, kad buvo kažkoks atsiskaitimas ir tu kartu su Big Bandu atlikai Taylor Swift Shake It Off. Taip, ir ten buvo elektrinė gitara. Damn. Dėl to labai įdomu. Girdėt dabartinę tavo muziką ir gali truputį apie šitą kelionę papasakoti, nes labai įdomu, kad daug kas pradėjo nuo džiazo vokalo. Pavyzdžiui, netgi aš atsimenu kalbėjausi su Meda Kaunaitė iš Crucial Features ir Edma, kuriem taip pat jūsų abiejų EP viršelius piešia, linkėjimai Medai, ji taip pat yra studijavus džiazo vokalą. Pavyzdžiui, kad gal taip jau veikia Lietuvoje švietimo sistema, kad pradeda žmonės nuo ten ir tada nueina iki kitų žanrų. Kaip buvo to? Jo, tai, man atrodo, man tiesiog mažai būnant, didžiausią įtaką padarė mano darželyje buvusi muzikos mokytoja, nes aš atsimenu, mes su juo ten, aš 5 ar 6 metų važiavom į dainų dainelę irgi, tai tą pirmą kartą aš palaikiau tą tikrai tokį mikrofoną ir aš yra dar YouTube video, man atrodo, mes ten dainuojam dainą apie Katiną ir Pelę. Ir šiaip, nežinau, man patiko tas jausmas. Ir aš kažkaip norėjau ir toliau dainuoti. Ir aš atsimenu, kad nenorėdavau miegoti pietų, tai mane tiesiog pasimdavo dainuoti po save. Ir kažkaip ir mama matė, kad aš noriu muzikuoti, tai mane tiesiog taip paėmė ir kad mažiau staučiau namie, tai tiesiog paėmė ir mane užrašė į muzikos mokyklą. Jau darželį esant. Tai aš atsimenu, kad ateidavo miegoti, pietų miego, mane tiesiog ateidavo susirinkti į muzikos mokyklą nuvesti. ir tenai, aš pradėjau fortepijonų groti, bet tenai, aišku, nebuvo tuo metu, dabar, man atrodo, jau yra situacija kitokia, tenai jau dabar galima mokytis dainavimo, tikriausiai irgi džiazinio. Tuo metu nebuvo vokalo pamokų, bet būdavo choras. Į chorą aš nenorėjau kažkodėl, tai aš ten porą metų net nejau, nors man buvo privaloma, man atrodo, ir po to tiesiog jau kažkaip įkalbėjo mane ir aš pradėjau eiti, tai ten irgi, ir tenai vėl į dainų dainelę važiavom ir panašiai, ir man kažkaip patikdavo. Bet tas buvo, kad aš nedainuodavau viena, aš dainuodavau kolektyve. Ir po to atsimenu, baigiau aš tą muzikos mokyklą, ir ten pradėjau ten su bendramžiais muzikuoti. Ir kažkaip atsimenu, kad visiems sakydavau, aš būsiu muzikantė, ir jie sakydavo, kaip, nes aš ten nelankiau, taip aktyviai nerodžiau visiems, kad aš ten ar kažkokią muzikos mokyklą vėl pradėjau lankyti, ar dar kažkas. Tiesiog aš jums nesirodydavau, taip slėpdavau tai vos ne. Ir pamačiau tiesiog reklamą internete, kad Stasio Šimkaus konservatorija kviečia stoti. Ir aš jau tuo metu
buvau 10-okė, o į 11 klasę, na, čia jau paskutiniai metai, kai tu gali stoti, tai aš kažkaip ir pamačiau, kad yra dainavimo skyrius ir yra džiazo ir pop muzikos. Tai aš tokia, nu tai gerai, galėsiu dainuoti tikriausiai kažką labiau, kas man patinka, kas man labiau prie širdies. Tai kažkaip tiesiog taip paėmiau ir įstojau. Nu ir man patiko tenai, bet tas buvo, kad kai reikėdavo dainuoti kokiam džiazo chore ar ansamblį, man būdavo labai smagu. Kai reikėdavo vienai atsistoti ir dainuoti, man būdavo tokia emocinė tragedija vos, nes man atrodo, man tai baisu būdavo ir dar prisideda tas, kad tai vis tiek yra akademinė erdvė ir tau rašo pažymius už tai. Ir tu pradedi save lyginti su visais kitais, nes ten suvažiuoja vaikai, žinai, iš įvairių miestų ir kiti irgi jau vaikystėje galbūt irgi mokėsi vokalo, tu ne. Ir tiesiog, ir aišku, man tai labai daug padėjo, aš dabar, kai klausausi įrašus, sakykime, kaip aš tuo metu dainavau ir kaip dabar dainuoju, tiesiog poros metų skirtumas tikrai yra, bet man tiesiog žiauriai nepatiko tas dainavimas vienai. Kažkaip atrodo toks apsinuoginęs visiškai ir tiesiog dainuoji ir girdi kiekvieną tą klaidą. Ir dėl to, man atrodo, dabar, pavyzdžiui, dainavimas grupėje man dėl to taip ir patinka, nes aš nesu čia viena, yra kolektyvas žmonių ir mes visi kartu stovim ant scenos. Ir tas, atrodo, ir tas kitas dainavimas, ne vien rėkimas, bet tiesiog toks drąsus dainavimas irgi yra tuo geras, kad aš nesistengiu tą kiekvieną latą pataikyti, nes man ir nereikia kiekvieną pataikyti. Ir manęs kažkaip nieks pažymių už tai nerašo. O kadangi aš visada buvau tokia, perfekcionistė mokykloje, tai man tiesiog tas trukdė labai ir aš dar mąsčiau stoti ir į muziką, bet supratau, kad tikriausiai išpratėsiu, jeigu įstosiu arba mesiu, nes tiesiog, nežinau, akademiniai erdvėjai muzika man tiesiog neveikia kažkodėl. Tai ar aš teisingai suprantu, kad labiau tokia roko scena, hardcore scena, kad joj tu jauteisi laisviau, nes ten niekas nerašo to pažymių ir tu gali tiesiog labiau būti savim. Bet tu turėjai kažkaip atrasti ją ir gali papasakot, kaip tai vyko. Aš tiesiog pamenu, kad aš jau buvau įstojusi šiaip į Vilnių studijuoti kriminologijos, bet tada mečiau, bet kažkaip, kad tuo metu aš pradėjau tiesiog po truputėlį klausytis labiau tokių grupių, kaip, nežinau, Nirvana ir panašiai, Soundgarden, Alice in Chains ir panašiai. Tas grunge etapas. Ne? Jo, jis labai vėlyvas šiaip, nes čia kiti sako, kad jie 12 metų iš Vilniaus žmonės šitą dalyką turi. Kada tu pradėjai grunge klausyti? Kokių 14, bet nepaleidau dar iki dabar klausau. Aš pradėjau 19. Man atrodo, kad mažesniuose miestuose biškai vėliau. Nes aš gal kokių 17 pradėjau klausyti. Jo, ir aš pradėjau, bet tada, kai aš atvažiavau į Vilnių, šiaip man sesė, kai išvažiavo studijuoti į Vilnių, nes 3 metais kažkur už mane vyresnė, tai aš atsimenu, grįžo namo po kažkiek ilgą laiko ir nesako, aš žiūrėk, Agne, ką aš radau, ir man tiesiog pradėjo rodyti įvairias lietuviškas grupės, bet ne kokias, popso tenai, prie ko aš buvau pripratus ir ką aš ten vaikystėje klausydavausi ant CDs namie, bet alternatyva kažkokia. Gal pameni, kokios grupės tai buvo? Aš atsimenu, kad viena pirmų dainų, kurį man parodė, buvo Jauti apelsinus ir aš galvoju, wow. Ir tada atsimenu, dar irgi parodė Garbanotą, man atrodo, nepamenu visų, kažkaip labai juokinga, nes abi šitos grupės įsirašinėjo pas mūsų dabartinį prodiuserį. Tai toksai full circle moment. Bet jo, tai buvo... Tai į tą pačią studiją galiausiai nuvedė keliai. Bet jo, tai va kažkaip man tas buvo, kad aš pradėjau domėtis lietuvišką alternatyvą ir tada irgi pradėjau jau tą tokį klasiką žiūrėti į užsienio, ten, kas Amerikoje vyko, ar Anglijoje ir panašiai. Ir kažkaip man atėjo toks supratimas, kad bet tai turėtų tikriausiai būti ir moterų, kurios tą patį dalyką darė. Tai tada po truputėlį kažkaip pradėjau to ieškoti ir atradau ir visokias grupės, kaip tu minėjai, Hole, Bikini Kill, panašiai, Jack of Jill, Babes in Toyland ir panašiai, ir man labai patiko. Ir man būtent Kuo jos patiko? Tuo tikriausiai ir patraukė, kad jos tiesiog labai drąsios buvo ant scenos ir jos tiesiog garsios buvo, kaip pasakyti, net nežinau, laisvos labai ir man labai irgi patiko žiūrėti tuos live performances ir panašiai ir matyti, kaip jos ten draskosi ir kaip, žinai, vos net tiesiog vadovauja ten tai visai publikai ir tai tiesiog yra visiškai savimi ir, tai atrodo visiškai priešingai tam, ką aš dariau iki tol. Ar tavo mintis, kad ir aš galiu tai daryti?
man buvo mintis, kad aš norėčiau tą daryti ir aš ten, nežinau, klausydavausi kambaryje, tiesiog sausinėm užsimerkus ir aš atsimenu, aš tiesiog mąstydavau, kad aš irgi norėčiau kada nors va taip sugroti, ten kažką įsivaizduodavau, kad ten tokie ir tokie žinomi žmonės pamatys, sakys, vau, kaip gerai. Ir tada pamatė realybę ir sakė, vau, kaip gerai. Tai, bet aš tada įsivaizduodavau ir galvodavau, aš noriu, bet aš kažkaip niekada, aš norėdavau to, aš patai svajodavau, bet kažkaip nemaščiau, ar man pavyks tai padaryti. Mhm. Bet kažkaip tiesiog taip natūraliai viskas ėjo ir dabar esam čia. Jo. Pirma daina, kurią iš Sipo aš išgirdau, buvo Tavo tėvas. Paklausom jos. Atsiūti tas einas ir sako, Agne, padaryk šitą kalą. O ten yra tipo, o tavo mama, Ten, net tiesiog ten buvo tavo mama. Ir sako, padaryk dar tą Jo. Man labai patinka tie mergaitiški, mergaitiški padainavimai. Man irgi iš žiauriai patinka Sipo muzika, kad yra žiauriai aršias vietas ir tada jos perėmė tokį kažkokį lelelę, žinai. Ir tu kaip performinė, Agne, irgi tu kažkaip žaidi su tuo ir tiesiog žiauriai įdomu stebėti. Bet jo, yra energinga muzika ir tai yra kažkoks kitas lygis ir jūs išspaudėt iš šitos, iš bendrai iš Sipo muzika tiesiog žiauriai, tai yra labai daug galios yra. Ir jo, šita daina, jos lyriksai yra, žinau, kiek jų girdisi klausant, bet iš esmės yra apie vienas tavo tėvas, tai yra apie tėvą, kuris išėjo. Dažnai tema Lietuvoje, ar ne? Jo. Ir pareikėjo išvesti žodžius, man buvo taip gėda. Aš prieš interviu aš paprašiau, kad man siūstų žodžius. Ir šiaip labai gerai rimuojas, pavyzdžiui, jau paryčiais beldys į tvorą, šiąnakt miegoja vėl pas kitą bobą. Atsiranda taip pat žodis Uspaskicha šitoje dainoje, kurią aš nebuvau girdėjęs. Ir kitoje jūsų dainoje yra Gražulis minimas. Aš irgi neseniai sužinojau, kad ten Uspaskichas. Yra. Aš nežinau, kad Gražulis. Aš noriu sužinoti. Nežinai, kad Gražulis? Ne, tik aš žinau. Gaudyk žuvį. Ai! Žiūri, gaudyk žuvį, nepatinka, kas gali Gražulį. Labai yra jokinga, nes aš mačiau, žiūrėjau Hogo versiją ir aš ten kažkodėl cenzuruotą dainavau. Tai. Tada buvo etapas, kur kažkodėl labai norėjom keiktis dainose, kur dabar šiaip gailiuosi, nes man taip atrodo, buvo galima kažką kitą pasakyti. Tai dabar, pavyzdžiui, naujam EP, man atrodo, nėra nei vieno keiksmažodžio. Ir gerai.
Okay, bet Gal jūs, norėjau tokio šoko faktoriaus. Bet jo. Toksai debiutas. tavo tėvas, ką apie šitą dainą norit perduoti klausytojams? Mes tiesiog kažkaip, aš nežinau, man atrodo, tiesiog norėjusi, pasijuokti iš tos visos situacijos, nes kažkaip tuo metu turėjau ne vieną pokalbį ir grupę ir tiesiog apskritai su bendraamžiais apie tai, kad labai dažnas ar per dažnas tiesiog atvejis, kad žmonės užauga be tėvų, tik su motinomis. Ir nors man pačiai kaip ir tai nėra būdinga, bet, nežinau, tiesiog norėjusi kažkaip apie tai pakalbėti. Ir, nežinau, tiesiog kažkaip norėjusi vos ne per komišką prizmę apimti būtent tą išėjusią tėvo, nes čia dar yra, man atrodo, kažkoks juokelis, kad tėvas išeina pieno. Tai čia, man atrodo, dar per tą mes norėjom tiesiog kažkaip apimti tai ir Išėjo pieną ar niekada negrįžo? Taip. Tai man atrodo tiesiog, kažkaip tiesiog labai random per repeticiją vieną, man atrodo, gimė šitą idėją tiesiog. Aš dar maras atsimenu tą repeticiją. Jo, nes mes su Ignu šiaip tą dainą rašėm kartu. Jo. Jep. Tai buvo. Yeah. bet yra tas dalykas, kad mes beveik kiekvieną kartą, kai grojame šitą dainą, bent jau anksčiau atsimenu, būdavo, kad šita daina dabar skirta visiems blogiems tėvams. Tik ne mano. Šitą sakydavau. Ar kažkaip žmonės, nežinau, prieidavo prie tavęs, padėkodavo šitą dainą, kaip nors, ką nors. Mes bet turim fonę muzikos čia daug. Čia visą laiką kažkas groja. Jo. Nežinau, aš tiesiog už pačią šią dainą, bet ką aš pastebėjus, kad man atrodo, yra tiesiog viena iš tų dainų, kur jeigu ateina kažkas į koncertą, labiausiai žino. Ir labiausiai per ją šoka. Ir visai, maros, net tas bairis, kur ten kažką, tavo tėvas. Jo, jam patinka. Bairis, tu sakau, gal irgi daug, bet tėvų šaukia. Ir tokie, taip, aš iš to dainą aš galėsiu. Jo, aš atsiprašau, tarsi prisiminiau, taigi mes dar šnekėjom, kad visur visą laiką, visur bairis, tavo mama, kur tavo tėvas, nėra tavo tėvas. Taip. Nėra bairio tavo tėvas. Nėra tavo tėvas. Bet mes sakom ir tavo mamą. Nes, honorable mention. Jo, bet šiaip, kalbant apie šitą dainą, rimtai ir apskritai apie temas, gal kurias Sipas liečia, man atrodo, tenai yra daug tokio savo galios atsiėmimo, vėlgi iš moters perspektyvos, ar ne? Ir aš taip pat pastebėjau, kad Agnė, tu mėgsti rašyti apie žodį ne ir kaip žmonės mėgsta jo nesilaikyti ir kaip tu nori, kad jie išgirtų, kad ne reiškia ne. Net dviejose dainuose, man atrodo, aš šitą sakau. Jo. Nori apie tai papasako daugiau? Nežinau, man atrodo, tiesiog kažkaip šitą, ir pačios temos inspiravo, bet man atrodo, net Gaudyk žuvį liktais yra šitas dalykas minimas, šitą eilutę. Tik gerbk kiekvieną, madam ir poną. Ir kai kažkas pasako, negirdėk į norą, nes aš kažkaip tą dainą rašiau būtent jau irgi norėdama šiek tiek kažkaip pasisemti iš savosios patirties, nes yra buvę tokių patirčių, kuomet tas nebuvo girdėtas. Ir kaip toje dainoje irgi yra minima, jog tai irgi buvo, sakykime, ir bičiuliai žmonės, kuriais tu iš tikrųjų šiaip pasitikė. Bet ir iš jų gali tokių kažkokių veiksmų būtent ar nepagarbos susilaukti. Tai kažkaip šitą dainą aš atsimenu, kai ją reikėjo rašyti, aš visada labai piktai jausdavausi. Tai kažkaip norėjau būtent tą ir perteikti. Na, šiaip man taip patinka. Čia mes apie tavo tėvas kalbam vis dar, ar ne? Gaudyk žuvį. Okay, Gaudyk žuvį. Bet man atrodo, šiaip tiesiog apskritai tame IP, tos visos dainos šiek tiek tokios piktos. Jis vadinasi buitinis konfliktas, ar ne? Bet taip, dėl to. Ir čia man atrodo, irgi pasakėm, kad buitinis, nes yra minimas tėvas, baba. Tai sakom, čia turi visa šeima bus. Tai galim tiesiog pavadinti taip. Bet jo. Tiesiog, man atrodo, daug buvo kažkaip, kad, kai esi irgi jaunas, tai daug visokių draugysčių, kurios ir užsibaigia, prasideda ir panašiai, tai ir atrodo, su savie tada nešiesi daug kažkokio pykčio arba įvykių, kurie irgi inspiruoja ir kurie irgi susideda, atrodo, apie ką būtina kalbėti. Kaip pavyzdžiui, sakykim, seksizmas ar dar kažkas, tai
atrodo, tada viskas ir nugula. Aš šiaip įdomu, kiek tos temos aktualios tarp jūsų kartos muzikantų, nes tarsi yra įspūdis, kad vis apie tai daugiau kalbama ir visa scena taip pamažu tarsi kažkur juda į didesnį lygybę, daugiau tokio kažkokio tabų nebuvimą. Jūs reprezentuojat iš esmės naują kartą Vilniaus grupių. Kas vis dar yra aktualu, ką jau pavyko išspręsti, kaip jums atrodo, matant būnant scenos viduje, apie kokias galbūt problemas kalbamasi, kokios yra temos, kas rūpi muzikantam. Kaip pavyzdžiui atrodo, Ignai? Vieną dalyką tai pasakyčiau dar atstovot žodžio ne išgirdimu. Labai yra liūdna, nes žmonės, kurie atrodo yra mūsų draugai, kurie gal net groja mūsų grupiai. Ir tiesiog yra labai liūdna pamatyti tiesiog, kur atrodo, buvo tavo draugas, tu su juo grojai, tipo kažką. Ir tada jis yra tas žmogus, kuris neišgirsta ne. Jis ne tai, kad net neišgirsta, bet tiesiog tai blokuoja, jam tai yra neįdomu, tai yra ne jo interesai. Tiesiog ir labai liūdna, bet tai teko ir asmeniškai grupiai patirti. Ir šiaip ne vieną kartą šiaip. Jo, ir ne vieną kartą. Čia kažkoks yra, jo. Čia yra prakeiksmas, bet tikiuosi, kad jis jau ties čia ir pasibaigė. Bet ir šiaip tiesiog su tais tekstais, tiesiog kalbėtis, šnekėtis su publika, su klausytojais, tiesiog išreikšti savo mintis yra pastebėjau kartais žymiai lengviau tekstu per dainą ir per dainą tai bent jau man asmeniškai žymiai geriau įsisavina ir įsisėdi kažkokios, tai tarkim, apdainuojamos vertybės ar tai kažkokios problemos, tai viskas tiesiog giliau įsisėda ir gauna tokią svaresnę prasmę. Čia bent jau iš mano perspektyvos, aš taip sakyčiau. Aš kaip užsiminėte apie seksizmą, dėl ko aš atsimenu, kaip man Ignas parašė, kad aš noriu groti Sipę. Aš labai norėjau groti dar grupiai su mergina viena, nes iš tikrųjų jų palyginus procentaliai daug mažiau yra muzikos scenoje. Ir kai Agnė šnekėjo irgi, kad jinai su gitara atrodė norėjo labiau prie tų visų bičių pritapti, kurie groja. Tai aš atsimenu, kai aš irgi pradėjau tą savo pirmą grupę, kadangi pas mus nebuvo nei vieno bičio grupė iš viso, mes buvom 4 merginos, tai į mus net nežiūrėdavo rimtai kaip į grupę. Ir ne tai, kad ten iš publika to nerodydavo, bet pavyzdžiui, žmonės, kurie dirba, visokie garsistai, nes atrodydavo, kad jeigu pas tave grupiai nėra vaikino, tai tu net nesi grupė. Tu čia atrodo nežinai, ką tu darai ir vos net, tu net nemokai įsijungti laido į gitarą. Visiškai, tokie dalykai. Tai tiesiog, ir tada, kai aš pradėjau Vilniui groti su bičiais grupėse, aš labai pastebėjau tą skirtumą ir man net, tokia šiek tiek šokas buvo, kad į tave gali žiūrėti kaip į normalų muzikantą, tik dėl to, kad bičiai groja grupiai. Nesvarbu, 1, 2 ar visi ir tu viena mergina, bet kontrastas atrodo nežmoniškas. Ir man pradžiai buvo tiesiog labai sunku patikėti tuo, kad, aš žinau, kad mes išėjom iš to viso seksizmo tokio, bet pasirodo dar ne. Dar bijau, bet dar gali tekti krapštytis iš to seksizmo, nes jo yra labai labai daug ir tai labai labai liūdina. Ir man atrodo kažkaip, bent jau kiek aš esu pastebėjusi, būtent jaunesnės grupės, jaunimo, Gen Z grupės kažkaip yra labiau linkusios apie tai kalbėti. Nežinau, gal kiti labiau žino, bet galbūt čia irgi priklauso nuo žanro, nes, sakykime, jeigu mes kalbam apie kokį punk, hardcore punk žanrą ir lietuviškas grupės, tai jos jau apie tai irgi yra, ne pirmi metai, ne pirmas dešimtmetis tikriausiai irgi kaip kalba. Jo. Bet šiaip, nežinau, gal Rokas daugiau žino. Aš dabar galvoju, ką pasakyti. Bet jo, yra tikrai šito seksizmo. Ir čia taip gal dėkingai tas EP, žinai, išėjo su ta visa seksualinės prievartos to įstatymų keitimu, kas manau, kad pagaliau juda. Jo, pagaliau kažkas. Pagaliau žmonės apie tai pradėjo kalbėti, nes, čia žiauriai blogai ir man, pavyzdžiui, mes su Ignu kartais kalbam ten, šitas bendas žiauriai geras. Ir ten kažkas kažką žino ten ar narius vieną ar kitą. Jis sako, ne, šitas tai ten, priekabiaus ten kažkas. Ja, ir tai yra labai... Lemba, tai iškart sugadina grupę. Tai yra ir tai yra per daug dažnas dalykas. Taip, ir čia yra, ta prasme, realiai tragiškai dažnas dalykas. Ta prasme... Ir jauni žmonės, aš nesuprantu, kodėl, kaip, aš pagalvoju, kaip taip tau susišvies turi, bet čia nesvarbu, bet, karoči.
Šiaip, nežinau, pratęsiant, pavyzdžiui, tą visą seksizmo irgi temą, pavyzdžiui, ką man irgi yra pačiai tekę patirti, atsimenu, kai dalyvavom tokiam Hogo konkurse Kaune. Kurį jūs laimėjot? Taip, kurį mes laimėjom. Ir šiaip visas 3 vietos, kaip grupės, kurios užėmė 1, 2, 3 vietas, buvo fronte, jo, priekyje buvo moteris. Tai šiaip labai smagu tas. O kas dar buvo 3 grupė, Dievaži? Ne, buvo mes, Eiktų baigtų ir Amber Street Band. Man atrodo. Man atrodo, 3 vietą užėmė. Man atrodo. O nėra, kad ten Herkus. Taip, Herkus Amberstry. Yeah. Nu, žodžiu, gerai, nes... Herkui linkėjai. Jo, Herkui linkėjai. Amber Street labai gerai. Ja, Emanuelį Kantą jis įdėjo. 0615. Jo, bet buvo tas. Ir aš nepamenu, ar tai buvo po pirmo, nes ten buvo, kaip 3 etapai. Pirmas, kai tu pasirodai, tada yra pusfinalis ir finalas. Man atrodo, po pirmo karto, kai mes pasirodėm, tenai Rignas grojo. Prie manęs prieina toksai vyras, saugęs vyras jau, užsienietis. Ir jisai man sako, it was good for a woman. Ir man toksai iš pirmo buvo toks, ačiū. Ir tada, Tipo, kur man niekada nesusišviestų, nors galbūt irgi, pavyzdžiui, yra, kaip pasakyti, juokelis sakyti, kad, nežinau, ten bernai dainuoti nemoka. Bet man niekada nesusišviestų, prieiti ten prie vaikinų grupės, sakykime, ir po jų koncertą sakyti, skambėjo, dainuot moki kaip vaikinas. Bet, tipo, niekada nesusišviestų tokių dalykų sakyti ir man atrodo, jeigu patinka, tiesiog pasakyk, kad patinka, bet kodėl reikia iš karto, atrodo, tu iš karto tiesiog vien dėl to, nes tu esi mergina grupėje, tai iš karto, lygins tave, tu kažkaip žemesnėje esi skaliai, iš karto. Kad, tipo, čia grupės normalios, kur, vaikinai ir tada, panų grupės, ir tu ten, tu visai gerai kaip panavarai. Kažkaip man labai tas nepatiko. Ir yra daugiau tokių buvę, esu kažkada pasakojus, kad ten tipo, bet čia irgi anksčiau dar, kai Šilutėje buvau, tenai dainuoji ir visi juokiasi, niekam neįdomu, kad tu dainuoji, ten tau 17 galbūt ir kiek, ir tave kažkoks girtas dėdė bando paliesti ir tave, paskui tave laksto, tu lakstai, čia yra man buvę, tipo, lakstau aplink sceną ir visi ne visi juokiasi, padėjo mano bendramžės, tipo, klasiokės. Visiems kitiems nerūpio kažkoks girtas vyras, tiesiog. Jis užlipo ant scenos? Ten scenos nebuvo. Okay. Bet šiaurio traksėdžiai. Bet, tipo, tenai buvo tik tais pakila būgnam. Bet būgnai visi dėjo ant scenos. Bet, tipo, vis tiek buvo tokia erdvė aplink, kurią visi stovi. Ir aš atsimenu tiesiog kažkaip aplink vos ne pačią, man atrodo, gal net publiką. Bėgau, kad jis tiesiog prie manęs nelystų, nes aš dainuoju ir jisai bando mane bučiuoti, ta prasme bando mane tenai ir po to koncertui baigiantis jis toliau bando mane pagriebti ir ten jau mano draugai mane užstoja ir panašiai. Tai, visokios tokių patirčių yra buvę ir kažkaip irgi atsimenu, tas įsiminė, kad kažkaip niekas į tai rimtai nežiūrėjo apart mano bendramžių ir draugų, nes jie suprato, kad tai nėra normalu. Bet visi kiti kažkaip nusijuokia, arba ten, sakykime, žino, kad tokie dalykai vyksta, bet vis tiek nusprendžia tapatinti su tai žmonėmis, kas man atrodo irgi yra labai keista. Bet tada, kad mes labai daug ką neiblinam ir tokie, tai čia, tai būna čia kažką. Nes dažnai tai įvyksta, tipo, we can't keep up, bet, reiktų tikrai atkreipdėmėsi šiaip, ką mes darom, ką kiti daro, šiek tiek labiau suvokti ir mažiau praleisti pro pirštus dalykų. Čia irgi svarbu. Tai irgi labai dažnas atvejis, kur tu gerai, tarkim, kažkoks žmogus, ten jisai yra prieš, akivaizdžiai moterų prievartavimą, priekabiavimą, šiaip belia kokį seksualinį, bet dažniausiai žmonės pamatę gatvėje, tiesiog tokia, kas čia vyksta, kažkas, kur tikriausiai aš nenoriu veltis. Tiesiog ir viskas, bet tai, nežinau, pagal mane tai čia yra tiesiog lygiai tas pats, kas tiesiog palaikyti tos žmonės. Kad ignoravimą. Jo, toksai, ignoravimas. Nėra būtina šitą, nežinau, jeigu kažkas ten stateliai kažkoks tipo alkašas priekabiauja prie manos, tai ten nebūtina kaip herojus atvaryti, jo sumušti, kaip Spider-Manas permast. Bet tiesiog, ta prasme,
ateit ir ta prasme taip mandagiai, nemandagiai taip prisikabinti, realiai pasiaiškinti kas per situaciją, kas čia vyksta, kas ką ir dažniausiai tiesiog to užtenka, kad žmogus tipo kažkaip arba atsiribotų nuo to, kur toks grįžtų į blaivą protą, kad toks, jo gerai, aš kažką netaip darau ir jeigu jau aplinkiniai pastebėjau tą dalyką, tai gal aš jau nustosiu. Arba jeigu ne, tai tiesiog tada geras pretekstas iškviesti policiją ir lai ten tipo susitvarko su jie ten kaip reikia, bet vat irgi tada tas blogas dalykas yra tas, kad viešas seksualinis priekabiavimas pagal įstatymus, kiek žinau, galiu klysti, tai yra tiesiog gali laikytis kaip viešosios tvarkos pažeidimas ir viskas. Ir tai toksai, kur suprantama, kodėl galbūt ir policija mažiau į tai dėmesio kreipia, nes tiesiog neturi jie kaip apibrėžtai su tuo gal susidoroti ar panašiai. Dabar tu kalbėjai plačiau apie tiesiog visuomenę, bet man įdomu, kas darėsi scenos viduje. Ir lyg buvo užsiminę, kad yra žmonių, kurie daugmaž yra žinoma, kad jie kažkaip overstepina, ir jie vis tiek lieka scenoje. Tai kažkaip visi žino, bet kaip ir visiems, tos konfrontacijos nėra, nes kažkaip ir šiais laikais mes mažiau stengiamės viens kitą įžeisti, ten ir dėl visų ten cancel culture ir visą kitą. Fainai, kad mes mandagiai bendravom, bet tikrai kartais pasakyti į akis tiesą yra gerai, ta prasme, kad tiesiog žinotų ir tas žmogus. Arba pasakys, kad tu overreactina. Nes čia irgi toksai yra, kad bet man pasakojo taip, taip tau nepasakos tiesiai šviesiai, ką tas žmogus padarė kitam žmogui, prisipažindamas akis, jisai pasakys taip, kad jisai atrodytų geriau. Ir man atrodo, irgi, ką mintiu aš esu pastebėjusi, irgi, kad žmonės viešai skelbs, kad jie yra prieš tai, bet už uždarų durų jie tą patį dalyką daro. Tai man atrodo, čia visas, kai kalbi, atrodo, net užsidegi ir pyksti. Tai man atrodo, šitas visas dalykas irgi kažkaip pakelia ir manyje tiesiog norą ir tą visą idėją irgi kalbėti apie ir tą moterišką jo patirtį. Ir scenoje, ir tiesiog apskritai gyvenime. Ir man atrodo, į tą fokusavimąsi kažkiek, arba bent jau svarbesnio žvilgsnio perkeliamą būtent į tą temą kažkaip ir žymi ir tas naujasis EP. Ja. Aš norėsiu apie jį pakalbėti daugiau, dar galvoju, Glytė, gal iš tavęs kažkokių finalinių komentarų iš tai temai. Tai viską taip pat apibrėžus. Nežinau, aš manau, kad yra svarbu šnekėti apie tai. Ir gal irgi iš asmenės patirties, kad pasidalint bent su kažkuo ir net jeigu tu pats negali apie tai pašnekėti arba tau sunku, galbūt atsiras žmonių, kurie ne tai, kad už tave gali pašnekėti, bet tarkim tau padėti informuoti kitus. Nes tikrai būna pačiam kartais sunku. Arba suvokti, kad, prasme, tai, kas nutiko, yra blogai. Taip, yra blogai ir kad net neišsigalvoji ir kad net tu ne tai, kad tu čia dabar turi jaustis nepatogiai, net tas žmogus turi taip jaustis, tu nieko blogo nepadarei. Ir čia irgi esu gavus ne vieną kartą komentarą, tiesiog kalbant apie pačią sceną, kad tai gal tu pati kalta, kad ten tokius komentarus gauni, ar kad ten vienaip ar kitaip kažkoks vyras tave palėtė, būtent, nežinau, erdvė, kurioje mes grojam. Pažiūrėk, kaip tu apsirengusi koncertai. Ir čia, man atrodo, irgi yra toks labai keistas, nes atrodo, tai gerai, mūsų visuomenėje nėra normalizuota, tai jeigu aš galėčiau, tai aš kaip ir tie visi vaikinai, kurie groja, jiems pasidaro karštą ir jie nusimauna palaidines savo ir groja be jų. Tai aš irgi taip daryčiau, bet tiesiog, jeigu aš taip padaryčiau, tikriausiai man būtų nesaugu mūsų visuomenėje. Ta prasme, tai kitas variantas, kurį aš tikriausiai galiu daryti, tai užsidėti sijoną, nežinau, kokį nemėgstinį. Ta prasme, logiškai mąstant. Ir man atrodo, irgi tas... Ir yra buvę, aš esu irgi girdėjus, kur į mūsų koncertą netgi žmonės ateina ir ten, esu apsirengusi kažkaip, kur atrodo, aš tiesiog taip apsirengiau vien dėl to, nes man patinka taip atrodyti galbūt ant scenos, nes aš galbūt taip kasdien nesirengiu ir dėl to, nes karšta. Ir kitiems žmonėms atrodo, kad tu kažkaip provokuoji. Jo, vos ne, ir ta prasme, kad, esu girdėjus, kad man ir po to, mano ten pažįstami, sakykime, sako, aš ten stovėjau už kažkokių 2 vaikinų ir tu neįsivaizduoji, kokius komentarus jie apie tave ten sakė, kol tu dainuoji. Ir man tada atrodo iš viso, gerai,
Atsiprašau, aš galbūt dainų žodžių vis nesukeliu, nes tingiu, bet, ta prasme, man atrodo, vis tiek įmanoma bent šiek tiek išgirsti ar suprasti pačią idėją grupės, kodėl tu iš viso tada atrodo jau, ta prasme, jau tu nori ateiti į tokį koncertą, man atrodo, iš viso, nes, ta prasme, tas visos dainos, kur aš atsiprašant siunčiu visus tokius velniop ir yra tada skirtos tau. Tai nebent... Atsiprašau, kad pasakysiu, nebent jie turi kažkokį degrading kink, aš nežinau, nes ta prasme, man tada yra keista, kodėl jie ateina iš viso. Tai man čia iš viso kažkoks atrodo paradoksas net gaunas, bet yra to buvę ir yra to buvę ir iš merginų, jos irgi tokius komentarus man sako ir man tada atrodo taip kažkaip tiesiog keista, nežinau, labai irgi pykdo. Tai va. Aš manau, dabar gera proga klausyti dainos Šviežiamėse iš naujo EP. O ne kokia buvo. That was nice. Ir įrašą. Žiūrėkit, aš įsivaizduoju, jūs turit būti labai, taip sakant, proud of this record. Nes jis skamba žiauriai. Ir visas tie dalykai, apie ką mes ką tik kalbėjom, jie sudėti ir dainos lyriks eina kaip, nes, pavyzdžiui, nežinau, nes tu pati gal tai jam tu šviežiamėse, nudirsant jam kailį, nešiosinti lyg paltą, kad lygiai ją matytum, o ne kaip kokį daiktą. Visą savo statementas ten yra iš tos dainos ir įpintos į žiauriai galingą garsą. Ar jūs patenkinti iš to EP? Tikrai taip. Pasakai daugiau. Aš kaip pirmą kartą Snorė atsiuntė miksą, patį pirmą. Vat girinai, per tą šviežios mėsos breakdowną aš net apsiverkiau. Tai blogai buvo. Čia kas nori po to parašė į chatą, parašiau šitą faktą. Jau sako, that bad.
Man tai iki dabar, kai aš klausau, kai dabar klausom dainą, man dar vis širpai vaikšto per kūną. Man būna su dainom, kur man arba labai patinka, arba kažkaip surezonuoja man su mano, nežinau, smegenim, man eina širpai. Bet šito, kiek klausau dainų, man kiekvieną kartą ir man šalta dabar labai. Kodėl? Ne iš to, kad ten aš groju, žiūri, kiek skamba. Man atrodo, kad tiesiog Agnės vokalas. Aš tiesiog apšalu, aš dar vis tiesiog, man labai, didelė garbė groti tiesiog su Agne grupiai. Man tai jis, nes man tai instrumentalai labai patinka ir aš kaip prisimenu, kaip aš nemoku groti normaliai nei vieno instrumento, apart fortepijono ir tai baigiau jį užmiršti. Tai aš kaip nice. Tai aš sakiau, paprašysiu, noris, kad man tiesiog atsiųstų tiesiog instrumentalus. Nes aš kartais, aš pavargstu savęs klausyti, aš tiesiog noriu instrumentalų. Bet tavo balsas yra įspūdingas. Atrodo, kad tu patenki kažkokią būseną, kurioj tu tiesiog turi tiek daug jėgos ir kažkokio ir pažeidžiamumo, bet gali pabandyti įvest mus visus į savo galvą dainuojant. Man tiesiog yra tas, kad kažkaip, kai tiesiog prasideda dainos akordai, aš atrodo tiesiog jau persijungiu. Ir man, žinai, kai irgi ten komentarai sako, ten šoka, taip drąsiai atrodo, tai man tas yra, kol daina tęsiasi, tai aš tokia ir esu, žinai, tik išsijungia ir aš jau tokia, ir vėl tokia atrodo išsigandus ir vėl, žinai, ką daryti. O tik muzika įsijungia ir aš kartu tiesiog, nežinau, esu savim, bet tiesiog kažkokia drąsesnė, ir būtent nes ir aš iš savęs nesu tokia, kuri ten, kažką man blogo padarys, aš išdrįsiu iš karto tam žmogui pasakyti, o atrodo per dainą tas visas tada ir išsilieja viskas, kas yra susikaupę iki to. Tai man atrodo, tas yra. O šiaip, nežinau, mano galva išsijungia, aš nelabai mąstau. Tai aš negaliu pasakyti, kas ten iš tikrųjų nutinka. Bet atrodo, kad tu turi kažką ir paleisti. Nes, pavyzdžiui, jeigu manęs paprašyti, tiesiog, nežinau, rėk, tu esi iš tam kambarį, dabar turi mikrofoną, rėkime. Būtų, kažkas mane blokuoja. Ir tai tas pats būna per soundchecką, parėk. Man vienai nesvarbu. Ką? Tai bet ką. Ok, bet tu esi scenoje, soundcheckas padarytas ir ateina tavo rėkimo dalis. Ir? Aš nežinau, sakau, man tiesiog kažkas persijungia. Ir tada garsistas pyksta, nes per čeką per tyliai dainuoja. Sako, tu rėk, kiek tu garsiai rėksi. Garsiausią dalį. Ir žinai, tyla. Tas ir yra, kad kai muzika skamba, ji jau iš savęs yra garsi. Tai aš atrodo tiesiog irgi prisiderinu, dažnai lyg būčiau dar viena gitara tipo garsi. Kai vienai reikia, tai iš karto yra baisu, ne vis pratą, kokia čia tu pradėsi rėkti, tu ta prasme į tą mikrofoną. Gal net šiek tiek krizis skamba, tipo. Man yra kažkada, mes Šiauliuose grojame ir kažkokia moteris, ką padarysi, nepatiko, ten Charlotte dirba, linkėjimai ir jinai, ir prie jos ten darbo vietos buvo ta scena ir jinai sako, aš nesprantu, kas čia vyksta, sako, rėkuoja, tai sako, čia skerdžia kažką. Tai, bet kas su muzika nėra. Taip, galbūt čia buvo šitos dainos, buvo tokia versija. Jo. Tik turiu pasakyti, kad ten, kuris sako, neklausyk manęs, nes aš tik mergaitė, čia yra, kaip pasakyti, čia yra sarkazmas. Čia reikia kitaip suprasti. Nes, žinai, kaip sako, o ne kokią bobą, tai ta boba yra ta, kuri čia zyzia ir sakys, kad jai tas negerai. O mergaitė, tipo, ale bus ta gera, kuri tylės. Čia, tiesiog, nežinau, bet gal visi suprato ir taip. Aš manau, ten skamba ironiškai. Savaime, nes toksai, kur tipo, jeigu nebūtų to neklausyk manęs, nes aš tik. Taip, žinai, jeigu viso šito nebūtų, tada labai greitai prasirastų prasme ir tada, kažką, aš tik mergaitė. Šiaip aš praus šitos dainos lyriksis, aš nežinau. Lyriksai tai geri. Aš atsimenu, kai atsiuntė tos failus, tipo, paklausyt. Irgi ten žiauriai ten susigrūdinau visą kitą. Kiekvieną kartą, kai klausydavau tuos gabalus, vis atsirakindavo kažkokie žodžiai, nes aš vis dar nežinau daugumą žodžių. Man labai gėda yra dalintis. Kuo toliau klausau, tuo kaip puzlė dėliojasi, po biškiai atsirinkinėjau ir toks, pirmą kartą supranti tokią frazę, tada kitą ir tada susijungiau, toks galvoju, eik savo čia taip kietai. Man jiem yra baisu kažkodėl žaidžius rodyti, nors net nebaisu, tiesiog toksai, nes tu žinai, kad šitie žmonės visi irgi yra dar N grupių ir tu tiesiog vėlgi pradedi lyginti.
Tai toksai, kur adėjo aš tokią nesąmonę parašiau. Bet kai kažkas ten, nežinau, išklausyti parašo, labas, gal galima žodžius, aš tiesiog numetu, žinai, bet negalvoju, bet kai pasako, Agne, nuvesk į grupės chatą lyriksus. Tai vėliau. Yeah. Galvoju, pamirš. Bet čia tai būna, pavyzdžiui, jeigu pagroti kažkokį, kad ir dainą saviem, atrodo labai baisu. Nu, taip jautiesi. Jo. Bet jeigu reikia tau groti koncertą, toks, okei. Bet šiaip jūs atrodo žiauriai vienas kito palaikantis. Yra kažkokia, būna, kai eina grupė žmonių į kambarį ir tu jauti, arba jie mėgsta vienas kitą, arba ne. Ir jūs mėgstat vienas kitą. Kas padeda? Gal jūs labai gerai apsimetat, aš nežinau. Mes šiaip mėgstame. Mes esam iš tikrųjų apmokami aktoriai. Aš ją moku, iš tikrųjų. Mes nesam tikrai dabar to nusimsiu kaukę. Bet tiesiog buvę darai, nebėra įparkami, tai aš tiesiog dabar ją moku. Ne, bet čia, man atrodo, tiesiog yra svarbu būti draugais pirmiausia, nes atigi, kūryba yra toks labai emociškai ir, nežinau, dvasiškai atrodo intimus dalykas, ta prasme, tu negali drąsiai kurti su kitais, jeigu tu tiesiog nesi su jais draugai ir jeigu tu nežinai, vat irgi, kad jūs ir pažiūros, sakykime, yra vienodos, panašios, ta prasme, kad jums tam tikri irgi dalykai irgi yra svarbus, tai tada iš karto atrodo ir drąsiau yra kurti, o jeigu tu vienas kito gerai nepažįsti, tai tada nutinka visokie šposai. Yeah. Man plus atrodo, kad kūrybos laisviai, tiesiog tu pirmą turi jausis laisvai tam kambarį. Yeah. Tai jeigu tu jautiesi gerai tarp žmonių esančių tam kambarį, tai tu ir kūrybiškai laisvas jautiesi. O jeigu tu labai susikaustęs būni, čia iš savo pusės aš nieko aišku, tai man ir nepavyks ir kažko sukurti ar paeksperimentuoti ar pagroti, nes tiesiog tu toks jautiesi labai toks susikaustęs. Ir šiaip šitas dalykas, tas toksai, kai kambarį, kaip minėjai, jaučiasi, ar žmonės viens kitą mėgsta ar ne, tai gal nebūtinai su tuo, kad kiek mėgsta, kiek nemėgsta, bet sipas savo praeitų narių sąrašų patirtyse yra įrašyta patirtis, kai atvarai repeticiją ir, pavyzdžiui, aš laukia susitinku su Gryte ir mes kokias 5 minutės dar pastovim, labai fainai pašnekam kažką ir tokia, gerai, jau reikia eiti repeticiją. Atėjom į kambarį ir tyla. Taip pat toks, labas. Pagrojam. Tai toksai psichologinis dalykas, bet man atrodo irgi yra tas svarbu, kad jūs į vienas kitą ir jaustumės, kad ir tave žiūri lygiai, kad nėra kažkokios hierarchijos, tipo, dėl kurios tu bijotum pasakyti kažką, nes, tipo, yra to buvę ir anksčiau, daug anksčiau, tu prasme, kur irgi atrodo, tu, pavyzdžiui, iš savo parties galiu pasakyti, kad man sako, kad aš esu grupės balsas, bet pasako, vad grinai, dabar šitą dainą tu parašyk apie šitą. Pavyzdžiui, man visiškai neišeina, man tiesiog atrodo, mes galim aptarti tematiką, ką mes ir darom, bet, prasme, man negali pasakyti, kad sakinys, čia yra tema, dabar apie šitą parašyk dainą. Aš tiesiog taip neveikiu. Aš galiu galbūt, bet man neišeis kažkaip atrodo atskleisti savęs ir ko aš noriu pasakyti. Arba ten irgi, nedaryk to, daryk tą, šitaip negrauk, čia tą pagroji, tas negerai. Man atrodo, tokių negali būti, kaip tik reikia tiesiog mokėti, žinai, išklausyti ir kiekvieną idėją ir tiesiog jomis dalintis. Nes jeigu tokie dalykai atsiranda, tai irgi skauta hierarchija, tiesiog negali jaustis tiesiog laisvai kažkaip irgi atsiskleisti pats, nes, man atrodo, žinai, čia irgi toks psichologinis dalykas, kad vis tiek reikia to irgi išmokti, kartais yra nedrąsu. Ir jeigu tu dar jauties susikaustęs, tai tada tu visiškai užsiblokuoji. Bent jau man tai būdavo, kad aš tada taip sėdžiu ir aš tiesiog atrodo, aš turiu daug idėjų galvoje, bet aš negaliu, nes bijau kažko, ne pačio žmogaus, bet tiesiog galbūt komentaro kažkokio ateinančio ar dar kažkas. Tai man atrodo, tas yra irgi svarbu. Aš suprantu, kad grupiai keitėsi nariai, yra lygia kažkokių nuoskaudų ir aš atsimenu, kai sužinojau, kad nariai keičiasi, man buvo tokia, kad aš taip noriu, kad jis išliktų, nes būtinio konflikto IP man šiauriai patiko, atrodė, kad grupės kažkaip labai gerą pagreitį yra įgavus ir aš galvoju, man bus didelis praradimas, jeigu jos neliks, tai man labai buvo geras, kad jūs kažkaip atsinaujinot ir gal kažkada, žinai, išeis jūsų memoarai ir kažkas ir daug kas atskleista ir aš suprantu, kad plius jūs visi esate labai jauni ir tiesiog vis gyvenimai labai greitai keičiasi, tai čia grupė yra labai trapus dalykas ir jeigu pažiūrė Lietuvoje ras grupę, kuri egzistuoja, pavyzdžiui, 10 metų, nėra tiek jau daug iš tikrųjų, arba būtų išleidę kokius 5 albumus.
Tai aš tikiuosi, kad jums pavyks. Aš žinau, kad Agne, tau reikia į soundchecką bėgti, tai aš dar keletas, bet kartu norisi išnaudoti šitą progą. Kiek valandų? Dabar yra 3:30. Tai dar viskas gerai. Turime dar Be keletą 15 minučių. išeisiu. Okay. Bet vėluojate. Jūs galite be manęs. Aš norėjau porą dalykų pasakyti. Aš prikalbėjau jau, aš 2 laidas be jūsų buvau. Visų pirma, aš norėjau labai pagirti būgnų garsą naujam EP. Jisai, aš kai išgirdau pirmus dainos stogas momentus, man tai priminė Slipknot ir man čia labai patiko. Aš nežinau, ar tai laikoma komplimentu. Nu jo, nu ta prasme, vis tiek Slipknoto būgnininkas. Metalas. Jisai gėdus, jis labai myli Slipknotus. Būgnininkas. Vis tiek visas kalba. Visi vis tiek kalba apie vieną ir vienintelį. Nu gerai, dabar jau 2 yra tokie vieni ir vieninteliai, bet žodžiu. Tai, nu, ačiū, nes jau, nu, vis tiek tai yra skaitomas vienas geriausių būgnininkų iš viso pasaulyje egzistavusių, gyvenusių ir... Nu keista, šiaip iš tikrųjų visai senokai pamačiau tą gyslelę, tokios kaip, nu, sunkios grinai metalo muzikos. Tiesiog būgnai skamba labai galingai iš tam įraše. Nu čia va. Ir netgi sunkiau negu pirmam EP, kad yra kažkoks, atrodo, perėjimas nuo labiau hardcore muzikos beveik iki metalo muzikos. Gal tai ir susiję, nes tu prasme groji pirmam. Nu, skambesys tai vis tiek relatyviai yra labai panašus, bet vat realiai visą būgnų skambesi, aš jau tiesiog girdžiu, nes šitie būgnai, aš ta prasme galiu tą patį dalyką pagroti, jie neskambės taip pat nei per kurią vietą. Čia gal snorės išmislai kažkokie. Kambarys, kurią mes įrašinėjom būgnus, padaro realiai kokį 50% tipo bairio viso, nes ta prasme, aš net taip drįšiau teikti, kad Snorė, kai įrašinėjo mūsų šitą EP, jisai nenaudoja jokio papildomo aido reverbo plugino, o jis tiesiog ėmė kambarį. Nes aš labai aiškiai, nu atsakau, aš kai pirmą kartą pasiūžėjau į studiją, aš pradėjau girdėti jo kambarį. Ir dabar kiekvienas įrašas, kurį aš girdžiu iš jo, aš jo negaliu atgirdėti. Man yra grinai tiesiog tas kambarys. Tada yra be abejo būgnai, kurių jis ten tų būgnų šitą komplektų turi kokius 6-7. Aš labai atsiprašau. Yes, padarėm. Suvalgykit mane dabar gyvą. Ok, bet mes turim prisipažinti, mes ir vienoje dainoje padarėm 6-7 juokelį, mes labai... 6-7 kvadratai. Public apology right now. Ja, bet jeigu nemokat skaičiuoti kvadratų, tai neišgirsit. Bet žodžiu, atsakau su būgnais, tai... Nu atsakau, tipo, vat grinai kambarys, o tie patys būgnai, tipo... kuriuos mes susnorę prieš rašinėjant jau pasitarėm, kur sakom, kad vat palėpiai aš norėsiu šitų, o vat sirpų vat šitie, vat sakau, o kodėl? Sako, nu, pamatysi. Šitas būgnų komplektas skamba labiau kaip patranka. Toks sako, kur tas, nu bent jau bačka, vat grinai tokia patranka, buvo žiauriai didelė. O vat sako, vat šitie būgnai yra konkretus. Va tokie aiškus, konkretus būgnai. Ir va šitie va cipui labai tiks. Ir aš iš tikrųjų besiklausant įrašų labai supratau, kad jo, taip, šitie dalykai, tarsi, va jeigu apkeist būgnus vietom, ta prasme, kuriuos įrašinėt, kuriai grupiai, rezultatas jis būtų geras, bet jis nebūtų toks geras. Jo, bet žinai, be ko nebūtų gero rezultato? Bet tavo grojimo. Be gero būgniko. Laužai ten tas lėkštas. Nu jo, ta prasme, tai va, aš nežinau, ar kamera pagaus, bet va taip pat atrodo lėkštė, kuriai yra, nu dabar jau jo, gal kažkur metai, bet, nu jinai suskilo tikrai, jei dar metų nebuvo toli gražu. Nors 3 repeticija su nauju. Nuostabu. Ne, aš važiuoju greitai, jinai ten. Ne, šitą dar į Vokietiją keliavo su manim. Šitą myliu gaila nebeveikia. Ja. Jeigu kas nori nupirkti mums naują, susisiekite. Jo, sąskaita komentaras. Ok, su jumis žiūri fainai šnekėt, bet aš žinau, kad reikės to išeiti, bet tiesiog aš noriu esmingai kažkaip suprast, kodėl jis visą tai daro. Žinai, ir yra, kaip žurnalistų visą laiką, bet kokį žmogų sutikus, esminis klausimas yra, o kodėl tu darai tai, ką tu darai. Ir atrodo, kad jūs turite atsakymą, bet man norisi, kad jūs jį kažkaip pabandytumėt įžodint. Gal greitai nori pradėti. Aš tokią vieną mintį turiu. Čia gal ne visai bus atsakymas, bet tiesiog noriu pasidalinti, kad daugiau žmonių išgirstų, kad tiesiog nepamiršti, jeigu tu darai kažką, kas tau patinka, nu pavyzdžiui, mūsų atveju muzika, tiesiog nepamiršti, dėl ko tu tai pradėjai daryti. Ir man atrodo, labai daug
kažkokių tais, nežinau, veiklų ar idėjų, bet šiaip žmogui tiesiog kartais reikia prisiminti, dėl ko tu pradėjai. Dėl ko tu pradėjai? Asmeniška gal čia, o gal tiesiog atsakymų neturiu. Ne, bet tiesiog iš tos visos, kad parodyt, ne tai, kad parodyt, kad aš galiu, bet kalbant apie bosą, kad ta visa tokia energija, kad aš galiu tokią energiją ištransliuoti. Tiesiog iš vat to viso. Na gal ir iš pykčio šiek tiek ten buvo, ten, kai man ten 17 buvo ir taip toliau. Bet jo, tiesiog manau, kad tai kiekvienam nepamiršti, dėl ko jisai pradėjo tai daryti. Ir tai labai daug išsisprendžia visokio savo klausimų ar kažkokių ten pasimetimų. Tai va. Okay. Nežinau, nors groti ir daryti muziką yra šiaip fainai. Nėra atsakymo, kaip ir ten, kodėl sugalvoji šitą dainą, kodėl čia taip, čia nėra atsakymo. Nu, tipo, it is fun. Tipo, žiauriai smagu yra tiesiog grot su draugais. Tipo, vienas jeigu grotum, tikiu, kad gal būtų tipo, kokiais metus žiauriai smagu, bet tada žiauriai nusibostų. O kai yra chebra, tai tipo, gali toks kaip kolektyvinis, tipo, kolektyvinis produktas toks gaunas. Nu, ne produktas, bet, nu, tipo, kažkoks vaisius, ne? Ir tas yra žiauriai fainai, kad, tipo, su chebra gali padaryti tokį gerą dalyką, kuris gal ir kitiem patinka. Aišku, gal tai nėra svarbu, ar patinka ar nepatinka, bet, tipo, kurti ir daryti yra vertybė šiaip gyvenime. Tai. Yeah. Jo, taip. Nu ir dabar dar taip paminint dirbtinį intelektą, tai visas kūrybos dalykas, jis dabar laiko, tu turi aukštesnę autentiką ir labai labai fainai, kad vat, net irgi klausydamasis laidos su Snore, jūs minėjot, kad tai gali būti net, kad dėl dirbtinio intelekto visa gyva muzika netgi dar labiau sužibės ir dar labiau žmonės tai norės pamatyti. O kas liečia tą muzikos varikliuką, kuris yra pas mane kažkur tūno, tai kai muzikos mano gyvenime nėra, tai pavyzdžiui, jeigu kokią nors 2 savaitės nėra nei vienos repeticijos, man čia yra tragedija. Man realiai atrodo tiesiog, kad kažkas pasiėmė ir tiesiog pusę manęs išplėšė tiesiog iš vidaus. Jo, grinai laužo, aš tas ne, bet aš nuoširdžiai, aš tom savaitėm jaučiuosi tipo nuoširdžiai, nu, tipo jaučiuosi žymiai prasčiau. Aš labai pradedu tada sėdėti savo galvoje, šiaip labai permastyti dalykus, kvestionuoti, kad tipo, ar aš šiandien gerai groju kažką ten tipo ir vatavot apie grojimo sugebėjimus tos visus ir, tipo, ir šiaip bendrą savijautą tiesiog, tipo, atsakau, tada kažkaip ateina repeticija ir dar geriausias būna repeticijos, kai yra, tipo, su aiškiu tikslu. Kartais labai gerai būna man ir be tikslo repeticijos, bet kažkaip su tikslu, nu tiesiog kažkoks, nežinau, labiau priverčia kažką, tipo, padaryti iš tikrųjų ir kažkaip vis tiek tai padaryti linksmai. Tai va, ir toksai visi turim bendrą tikslą, kam reikia pasiruošti koncertui. Yeah. Mes ruošiamės koncertai vėl, žiauriai fainai. Noriu pridėti dėl muzikos, kad bent jau man tai yra vienintelis laikas, nu, būtent kai aš groju tuo metu, kai aš apie nieką kitą nemastau, šiaip apie nieką nemastau. Tai tiesiog kaip meditacijos kažkokia forma. Nes taip tai ten kažkokie universiteto reikalai, šiaip kažkokie reikalai ten dėl kažko ten permasti kažką, bet tuo metu, kai groju, va tą laiką, tai nieko nemastau. Tai, man atrodo, be to išprotėt galima. Jo. Ir tai turbūt labai kitaip negu, pavyzdžiui, mes negalėjome apie tai, bet tu studijuoji chemiją. Biochemiją. Jo. Ir taip pat mokai vaikus matematikos. Jo, taip. Jo, tai kitokios veiklos negu grot boss. Taip. Okay. Agne, ką nori perduoti klausytojams, kas liko nepaliest ir jo, kodėl tu darai tai, ką darai? Aš, man atrodo, darau tai, ką darau dėl to, nes aš visada norėjau tai daryti. Sviestuotas. Bet man atrodo, paantrinčiau Roko idėją, kad nors ir kalbėjom, kad yra nemažai ir tų tokių blogų žmonių ir čia ir apskritai, bet yra ir daug labai fainų žmonių ir apskritai ta muzikantų bendruomenė iš tikrųjų yra labai praturtinanti. Ir apskritai visa ta muzikavimo veikla, jinai nesijaučia kaip, nežinau, kažkas į ką tu, tu vis tiek, tu eini, nes tu nori. Ir man atrodo, irgi tas, ir ką ir Ignas sakė, jog yra buvę, atrodo, kai galvojom, kad čia tas nesiseka, vėl tam problemas su nariais ir panašiai, kad gal tiesiog viską baigt, bet tada tu pamąstai ir galvoji, negalėčiau tiesiog, nes tai atrodo, ant tiek jau yra tapę dalis tavęs, kur kad atrodo mokslus man mesti būtų
žymiai lengviau negu nustoti, ta prasme, groti. Čia Dainuoti klausimo sipą. nėra. Jo, ta prasme, kur man mama iki šiol sako, tu esi Vilniuje nestudijuoji, ne, nes aš sipę esu, aš dėl to esu Vilniuje. Ta prasme, jau toksai, kur man tiesiog jau, nežinau, tai antiek yra tapę manim, kad aš tiesiog neįsivaizduoju jau savęs be šito, ir aš kai matau save, nes, sakykim, planuoju savo dienotvarkę ir apskritai gyvenimą, aš kažkaip matau šitą veiklą kaip to esate, kaip to dalį. Tai man atrodo tiesiog dėl to galbūt tą ir darau, nes be to gyventi negaliu. Ir visada norėjau tą daryti ir atradau tą kažkokią, atrodo, mediją, per kurią galiu būti savimi ir drąsi, ir tas irgi labai padeda tiesiog, ką irgi norint perduoti kažką, kad irgi skatinčiau ir kitus tai daryti. Ne dėl to, nes tai yra ten kieta, ar kad labai madinga, bet dėl to, nes pats nori tai daryti, nes tai yra tiesiog puikia medija savęs išraiškai parodyti, nes galbūt irgi esi labiau susikaustęs ir nedrąsus ir tu galvoji, kad tu ten, nežinau, negražus, kažkoks kvailas ir panašiai, bet tada tu atrandi tokią veiklą ir tu kažkaip supranti, nežinau, tu iš karto, man pavyzdžiui, sakykim, prasideda daina ir aš kažkaip visos tos neigiamos emocijos man tiesiog dingsta. Aš tiesiog esu momente, bet irgi ir tai padeda ir su požiūriu į save ir, nežinau, man, pavyzdžiui, labai su pasitikėjimu, savo pasitikėjimu savimi tiesiog tai žymiai padėjo. Aš negalėčiau palyginti, kokia aš buvau prieš tai. Aš prisimenu, kaip aš tiesiog stovėdavau, ten drebėdamų balsų bandydavau dainuoti ir man tiesiog net tiek gėda, kiek tiesiog atrodo tas ankstesnės Agnės gaila, nes atrodo, tiesiog galvoja, kad aš čia, nežinau, ką aš čia darau, kur atrodo dabar savęs taip neįsivaizduoju tiesiog. Tai skatinčiau tiesiog apskritai atrasti veiklą, kuri padeda save realizuoti. Ja. Ir jūs padeda man ir savo patiem, ir kartu žmonėm, kurie klauso, jau gauna panašų efektą. Aš noriu užbaigti paliklausytojai su mano mėgstamiausia daina iš Moterimi būti epiška, naujo jūsų EP. Tai yra paskutinė daina, Plojai. Kažkaip ten balsas skamba truputį kitaip tavo atrodo, negu kažkas yra dar atrodo kita grupės kryptis. Tai finaliai žodžiai apie tą dainą, iš įrašų pusės, Viskas, ką aš galiu pasakyti apie tą dainą, tai yra Žiauriai geras intro. Labai dramatiškas. Ir dar greitas su bosniu, ten kažką daro, tai atrodo kaip kokie varpai, tokie, wow, jau dabar jums pizda. Yes. Nerealu. Ačiū labai, sėkmės. Ačiū tau, Karoli, irgi. Tum, 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 tum.